Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis, kaip visada, kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Mėly tikrai geri vadovai. Ką reikia žinoti, mokėti daryti? Žiūrėti šitą laidą. Kiekvieną trečiadienį nuo 13 valandos mes būname eterį, kaip dabar. Ir galite ir vėliau, aišku, pasižiūrėti, o dar geriau kartais, ne gal ne geriau, bet kartais galite ir pasiklausyti, pavyzdžiui, nes mes esame Spotify, kaip normalūs žmonės. Kitaip sakant, garso takelis viso to, kas čia vyksta, gali būti tarp jūsų mėgstamų dainų arba jūsų mėgstamų podcastų. Sako visai gerai, tai čia taip dėl visą piktų. Dar noriu jūsų paraginti labai stipriai. Jeigu turite temą, turite klausimą, turite idėją, kas galėtų čia vykti, apie ką čia verta kalbėti, ką verta pasikviesti, rašykit man mailą, tiesiog paprasčiausiai mano asmeniniu mailu, kuris yra saulius.jovaišas, be lietuviškų, @vadovavimas.lt. Ir viską padarysiu, kad taip atsitiktų, žinokit, rimtai. Laiką duodu, viską padarysiu, tikrai. Šiandien aš turiu pašnekovą Pijų Makarevičių svečiuose. Ir Pijau, kas tu toks šiaip, ką? Kas aš toks? Turbūt įprastai prisistatau kaip Pijus Furniture 1 įmonių grupės, kuri daro labai paprastą dalyką, prekiauja baldais internetu. Okay. Pakankamai nepaprastai. Steigėjas ir vadovas. Okay. Kai sakai pakankamai paprastą dalyką, pakankamai nepaprastai, gali pasakyti, koks yra tas biznio modelis, kad tai yra paprastai, bet nepaprastai? Nes kodėl sakau, kad tai yra paprastai? Nes tai yra prekyba baldais. Čia turbūt toks visiškai vadovėlinis pavyzdys, kur atrodo nieko naujo kažko neišrasi. Tiesiog, kad mes tai darom internetu, visiškai tik online. Taip. Ir mes turbūt stengiamės pateikti tai žmonėm, kai kažką tokio, pateikti gerą emociją ir taip toliau. Mes nesame baldininkai, mes savo verslo modelis mūsų net nėra labai susijęs iš tikrųjų su baldais. Mes esame labiau e-komercijos žaidėjas ir logistikos įmonė, negu kad baldai. Okay. Tai nors prisistatau, aš bent jau pats kaip baldų prekybos internetų įmonės vadovas, tačiau tai, kai mes darom su baldais, iš tikrųjų neturi tiek daug bendro, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Okay. Man patiko tas tavo kampas, kad tu sakai, kad mes kuriam tam tikrą patirtį klientui iš tiesų. Kodėl toks pasirinkimas? Kodėl tai yra svarbu būtent taip daryti verslą šiandien e-komercijos prasme, kad kurti patirtį klientų, kaip galvoji? Kodėl toks pasirinkimas? Kodėl? Turbūt dėl to, kad, žinai, aš realistiškai suprantu, kad mes negalim būti pigiausi pasaulyje, nes yra kokia IKEA ar kažkas kito, mes negalim būti, nežinau, brangiausi, prabangiausi, kokybiškiausi ir taip toliau. Tai mums realiausia taikyti save į turbūt geriausią patirtį, pirkėjo patirtį. Tai dėl to mes nusprendėm, kad visą laiką save pozicionuosim, kad bent jau, jeigu nebūsim geriausi, blogiausi, kažkokie pigiausi, tai tikrai darysim viską, kad kliento patirtis būtų pati geriausia. Okay, kaip jūs tą darot? Kaip aš kaip klientas galiu gauti iš jūsų tą patirtį? Kokie yra komponentai tos patirties, žinai, kad aš galvočiau, kad man reikia į Furniture 1 EU eiti, o ne kažką ten, nežinau, kitaip daryti? Turbūt dėl to, kad mums gal ir yra svarbiausia KPIs, kokius mes, tarkim, turim savo veikloj. Nėra tie tradiciniai kaip pelningumas, EBITDA, apyvarta ar kažkas tokio, kurių žinoma reikia, nes tai yra tiesiog, kad įmonė funkcionuotų ir sveikai dirbtų, bet mes turbūt labiau matuojam kokį MPS, kaip žmogus būtų linkęs mūsų rekomenduoti, kaip yra patenkintas visą apsipirkimo patirtim ir taip toliau. Ir mūsų čia tokia turbūt esminė vertybė, kad mes, kad ir kas būtų blogai, kad ir kas būtų gerai, mes visą laiką stengiamės, kad klientas būtų patenkintas. Kad ir kaip čia tai skambėtų taip populistiškai, sakykim taip. Bet žinok, važiuok, tai padėkime mūsų žmonėm, kurie žiūri, klausosi, padėkime, kad nustotų tai skambėti populistiškai. Žinai, mes sutikom kalbėti tarsi vieną temą, bet dabar mes į kitą kampą kabinu, nes matau, jisai nemažiau svarbus negu ta, dėl ko aš tą pasikeičiu. Nes matau, Zappos įkūrėjas savo laiku yra sakęs, kad mes kuriame patirtis klientui, tiesiog taip atsitiko, kad mes batus, tai darome per batus, ne? Tai aš girdžiu iš tavęs panašius dalykus. Exactly, taip, visiškai. Bet aš noriu padėti žmonėm, kurie dirba su klientais, kad jie suprastų, kodėl tai yra pats svarbiausias dalykas šiai dienai. Kodėl ta patirtis kliento, tu pasakai keletą svarbių dalykų, aišku, tu negali būti ten pats pigiausias, tu negali ten, reiškia, paprasčiausiai ten kažką, bet ta orientacija į klientą, kodėl, kaip, ką? Žiūrėk, padarom modelį kitokį, žiūrėk, aš sugalvoju, kad man reikia baldų.
aš girdėjau apie jūs. Jūs esate 20 šalių, jeigu neklystu. 10. 10. Taip, buvo kažkada gal ir 20, bet teko gėdingai pasitraukti. Ne, gėdingai? Tyliai. Gerai, supratau, prie to grįšime. Jūs ten, reiškia, nuėjote žiniasklaidoje apie jūsų info apie tai, kad, reiškia, atėjo investuotojas, švedų bendrovė, didelė rimta kompanija, kuri ten, reiškia, su savo apyvartą bent jau 17 metais turėjo ten apie 4,5 milijardų šitą Švedijos kronų, atėjo, suinvestavo į jūs ir jūs vystot sėkmingai panašiai, bet man reikia baldų, tiesiog. Okay. Ir aš ateinu, suvedu furniture1.eu ir kas tada su manim vyksta. Okay. Tai pasirenku kažką, ne? Jo, Lietuvoje mes dirbam kaip Baldai vienas. Baldai vienas, jau 10 metų, nuo čia mes esam pradėję. Ir ką mes sakom tau, Sauliau, kaip mūsų pirkėjai, kad mes duodam didžiulį pasirinkimą baldų, 10 000 skirtingų modelių ir taip toliau. Mes juos tau pateiksim labai kad ir kur tu gyventum, Lietuvoje, Kroatijoje, Graikijoje ir taip toliau, pristatysim tau visiškai nemokamai, be jokio išankstinio apmokėjimo, kad tau dirbtų. Nieko, tiesiog pasakai, čia Saulius, aš noriu baldų, gyvenu Dubrovnike ir man pristatykit, prašau, šitą sofą už 200 eurų. Ir mes sakom, Sauliau, bus. Ir aš įsivaizduoju, kad tu, kai žiūri internete, tau tas baldas gali atrodyti čia maždaug tokia spalva ar kitokia. Na, tikrai įsivaizduoju, kad paveiksliuke daug dalykų tu gali neperteikti. Tai mes visiškai pašalinam šitą riziką, mes atvežam tau baldą ir tu, pavyzdžiui, sakai, ne. Ir mes jį išsivežam. Tu gali net labai daug mums neaiškinti priežasčių, tiesiog sakai, tu jos nenori. Kaip sakant, ką tik jūs praradote daug pinigų. Kaip sąlyginai, jūs praradote pinigų iš tiesų, nes tik transportas, darbo laikas, sandėliavimas ir visi šitie reikalai kainuoja. Bet aš manau, kad tau ta sofa tikrai patiks. Nes gyvai tas daiktas, manau, tau tikrai... Ir tu būsi jau į tai investavęs kažkiek savo laiko, kažkiek jau būsi išsirinkęs, prisirišęs prie to. Ir jeigu mes nenuvilsim su produktu, tai viskas bus ok. Ir mes tai padarysim, mes viską aptarnaujam tik su savo transportu, tai atvežios mūsų žmogus, jis tau galės truputėlį padėti papasakoti. Ir jeigu tau nepatiks, jis labai greit įsiveš ir tau nereikės nieko gražinti, kažkokių procedūrų ar kažko, tai tu visą laiką jautiesi saugus, kad... Kitaip sakant, jeigu aš teisingai suprantu, tai reiškia, kadangi netokia didelė tikimybė, kad žmonės grąžina prekes, tai vis dėlto šita rizika, to pasiėmimo atgal, iš esmės apsimoka, nes tai nėra labai didelė, ne? Mes tengiamės, kad tai nebūtų didelė, tai tiesiog dirbam to pastoviai. Priklausomant nuo rinkos, daug kur esam sudegę vien tik per šitos grąžinimus ir taip toliau. Tai yra rizika, bet mūsų atveju manau, kad jį pasteisina. Protingai darom. Žinai, jeigu taip, ačiū už tai, ką tu sakai dabar, tai yra protingai darant, yra geras pointas. Ir kitas dalykas, aišku, yra tas rūpestis klientų, kur manau, kad kada žmonės tą supras, tai nežinau, bet kai supras, tai matyti, reiškia, atsitiks stebuklų gražių ir mūsų rinkoje, ir ne tik tai mūsų rinkose. Bet aš pirma intencija, dėl ko aš tave pasikviečiau, nebuvo vien tik dėl to, kad jūs čia fainai suinvestavo švedai jūs čia. Yra ką, nuperka, viskas gerai. Bet aš girdėjau pletką tokį iš tavo artimų šaltinių, kad esi nekartą, kaip čia, buvo taip, kad nepaėjo biškį, nekartą. Gali būti. Ir nepaisant to, kad nepaėjo, vis tiek kažkas dabar jau kaip ir paėjo, galima sakyti. Jo? Man įdomus tas momentas. Turėjai nesėkmių. Kokios tai buvo nesėkmės? Verslo prasme, mes nelendam į asmeninį gyvenimą, reiškia verslo prasme. Tai vien tik tai ir ką ir pasakei, kad, tarkim, kažkur buvo pašta, kad mes buvom 20 šalių, labai faina, bet dabar esam tik 10. Tai kaip minimum buvo 10 nusivylimų, 10 išėjimų, 10 pasidavimų ir taip toliau. Bet ar aš bent jau tai laikau kažkokiom nesėkmėm ar kažkom, nebūtinai. Mes gal pas save tai priimam kaip tiesiog procesą augimo, kad tos nesėkmės yra must. Natūralus dalykas. Turi padaryti kažkiek nesėkmių tam, kad sužinot, kaip tą daryti teisingai. Palauk, aš dar nepadėkime šito dalyko. Kaip išmokti galvoti verslininkui, savininkui, nežinau, vadovui, kaip išmokti galvoti, kad nesėkmės yra natūralus proceso vystymo dalis, natūrali. Čia tau kaip, tau čia taip gaunasi, ar tu kažkaip ten su savimi dirbi iš to klausimų, kad suprastum, kad tai yra natūralus procesas visiškai? Mes tiesiog nieko protingiau nesugalvojom. Mes tiesiog pradėjom daryti, pradėjom failinti ir truputėlį, aišku, vis laik ateina kažkoks nusivylimas, nepasisekus. Bet finale, po kažkiek laiko, tu pamatai, kad kadangi mes suklydom čia ir dabar mes jau daug dievę supratom, dėl ko suklydom, tai kitą kartą einant mes pasimsim iš čia kažkokių žinių ir paeisim kažkiek toliau keliais žingsniais. Ir jeigu ten susimausim,
net jeigu ir susimausim, mes turėsim turbūt dar daugiau kažkokių duomenų, dar daugiau įžvalgų ir galbūt kažkada vieną dieną kažkur mum paeis. Bet žiūrėkit, aš noriu pasiūlyti žmonės geriai, kurie dabar žiūrite. Paimkite biškį tą kursorių, kur čia reiškia laiks laiko į ten atgal sukinėjate, atsisukit maždaug 2 minutės atgal ir pasileiskite iš naujo. Ir aš noriu, kad jūs išgirstumėte vieną dalyką, kurį Pijus pasakė. Tai yra, mes nieko protingesnio nesugalvojam. Nes, žiūrėkit, kiek turite aplink save žmonių, kurie nieko protingesnio nesugalvoja, kaip tik tai apgailestauti dėl feilų, kaip tik tai, reiškia, visai bijoti tų, reiškia, nesėkmių, kaltinti visą pasaulį dėl tų nesėkmių panašiai. O jie sugalvoja, kad tai buvo pats protingiausias dalykas, žinai. Okay, galbūt, o jūs nieko protingiau nesugalvojat, kaip tik tai mokytis iš savo klaidų, ne? Galbūt, jo. O čia yra, kaip aš suprantu, vis tiek, ir per patirtį atėjęs dalykas, kai tu sakai teisingai, aišku, dabar ten buvo feilai, mes iš jų mokomės, imam duomenis ir paskui juos pritaikom ir panašiai, bet tavo kaip verslininko istorija yra sąlyginai pakankamai ilga, nors tu esi jaunas žmogus, ypač lyginant su manim, tai va, bet tokia, buvo ten tavo kažkokių verslų mokykloje, aš neklysiu kažkas tokio ten, tai visi anksti pradėjai. Skirtumas turbūt tik toks, arba daugiau nepasisekė, arba mažiau nepasisekė, bet finale visi buvo nepasisekę. Bet agentą, sakau, kiekviena ta nesėkmė buvo kažkokia, davė po labai gerą įžvalgą turbūt, kur buvo klaida ir ką padaryti, kad kitą kartą jos nekartot. Tai net ir iki Baldai 1 dabar jau 10 metų, tai pakankamai daug. Ir Baldai 1, man atrodo, buvo pats pirmas projektas, kuris bent kažkiek paėjo, kaip tu sakai. Bet iki jo išaugimo, įsivystymo į tai, kas yra dabar, tai buvo 5 metai to pačio feilinimo ir testavimo čia vietiniai rinkoje, klaidų kartojimo iš jų mokymosi ir taip toliau. Kodėl nepasidavai? Nes smagu, man patinka daryti tai, ką darau ir kai tu priemi tas nesėkmes kaip natūralų kažkokį tai mokymosi procesą, tai ir klys patinka ir tai pasidaro kažkoks toks kasdienė proceso dalis turbūt. Kol mes jūs grimavomės, žinokit, mus grimuoja, čia kaip tikram telikė. Tu man pasakoji, kad dabar jūs esate, galiu sakyti apie tai, ar ne, kad ten, reiškia, kad rytuose sėdite vieno iš šalių, ne? Visiškai testuojam, taip pat. Jo, tiesiog tai Tailandė, kuris ten. Jo, visiškai. Whatever. Okay, jo, whatever, bet testuojat, jo? Testuojam, taip. Ir visiškai žinom, kad nepasiseks. Tikimybė, kad nepasiseks, aš sakyčiau, kokie 95% drąsiai, absoliučiai. Palauk. Žiūrėkit, jisai sako, kad mes ten darom kažką, 95% tikimybės, kad nepasiseks ir jisai žiūrėk šypsosi ir sako, mes toliau ten ketinam tą viską daryti. Kodėl? Kam ten tą daryti tada? Žinot, kad nepais turbūt. Jo, tikrai žinom, kad nepais, ta prasme, gal net ir daugiau negu 25%, bet esmė, kodėl mes tai darom, nes mes norim duomenų. Mes norim sužinot, pradėsim daryti įprastai, kaip mes tai darom dabar kažkokį tai verslo modelį ir žiūrėsim tas, kurie vietą mes įstriksim ir tada turbūt bandysim kažką žiūrėti, ar neįveikiama, ką mums reikia pakeisti, ar mums tai verta, bet mums reikia kažkokio kiekio duomenų, kad mes sužinotume, kokie iššūkiai mūsų laukia kažkokio dar labai nutolusių rinkų ir taip toliau. Žinai, kai tu man pasakoji, aš nesu tame specialistas, bet aš girdžiu, kad tu suvoki arba kalbėjai apie verslą taip, kaip programuotojas kalbėtų apie programos sukūrimą kažkokios tai. Tam tikrą prasme. Tu darai, eksperimentuoji tam, kad gautum daugiau duomenų, kad sugalvotum, kaip pakeisti programinį kodą, tam, kad finale tu padarytum kažką tai tokio. Aš bent jau tą girdžiu, ne? Taip. Čia visai kitoks priėjimas prie verslo, negu įpratus, pavyzdžiui, mano kartą ir vyresni už mane žmonės. Visai kitoks matymas verslo, visai kitas kampas. Iš kur tai yra? Aš nežinau, aš neturėjęs darbinės patirties labai daug arba kažkokio tai, žinai, experiences, kuo galėčiau lyginti. Tai mums tai atrodo pakankamai normalu ir, mes to kažkaip niekada nekvestionuojam, žinai. Ir mums normalu eiti kažką daryti su didelė tikimybė, kad tai nepasteisins. Tai aš manau, čia yra toks bus skirtumas gal jo pačio verslo modelio galbūt. Žinai, aš labai džiaugiuosi, kad tu čia atėjai, rimtai. Rimtai, žinai, tikrai. Nuoširdžiai, nes yra labai daug jaunų žmonių, kurie labai daug klauso, ką sako, žinai, patyrę seni verslo vilkai. Ir ten, žinai, sako, ten reikia tą daryti, po to tą daryti. Ir tada jie išeina į rinką ir daro tai, ką jiems sakė tie seni vilkai, o tas nebeveikia. Nes yra pasikeitęs, sąlygos yra pasikeitusios, rinka yra pasikeitusi, poreikiai pasikeitė. O tu pasakoji apie tai, kad tas approachas pats toksai, žinai, aš einu ir darau, nes tikiu, kad reikia daryti
Ir būtent taip reikia daryti ir tada kažkas gaunasi, tu kažką išmoksti iš to. Taip, O ne klausai kažko ten kažką ten. Jo, mūsų tas approachas turbūt yra toks, kad mūsų yra tikslas ne kažką sėkmingai padaryti, o kažkaip, pavyzdžiui, pigiai sufeilinti. Arba greitai. Okay. Labai greitai, žinai. Mums geriau būtų, ar mums per 3 metus ruoštis startuoti ir su 3% tikimybė, ne, atsiprašau, 70% tikimybė, kad mes būsim sėkmingi, ar mums geriau per mėnesį padaryti kažką ir gauti kažkokių mažą kiekį duomenų ir su didelė nesėkmės tikimybė, tai mes vis laik rinksime šitą variantą, kad greitai, pigiai, kuo greičiau ir kad turėtume nuo ko pradėti ir užsikabinti. Okay, tai aš manau, kad mūsų dabar didžiausias priešas yra laikas. Mes viskas, tiesiog gal tos skirtumas tarp tarkim, kas buvo prieš ten 10 ar 20 ar kažkiek metų, kad viskas per daug keičiasi ir jeigu tu tam pasiruošimui skiri per daug laiko, tai tu gali tame užstrikti, sužaisti ir technologija nueis kažkur toli ir tu nespėsi jos pavyti. Tai mūsų atveju mes norim bent jau greitai sufeilinti, ne jau kad pasiruošti ir... Nu jo, Agile'as neišvengiamai ateina į šitą mūsų gyvenimą ir verslę, tas mūsų kartai turbūt reikia mokytis tų dalykų, kai jūs sakot. Ir man, kodėl aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai, nes aš tikiu, kad tai, kaip tu pasakoji, tai, ką tu sakai, turėtų paskatinti jaunus žmonės, kurie šiai dienai, jeigu jie žiūri arba klauso visą tai, ką mes čia veikiam, pradėti daryti, pradėti taikyti tą tokį metodą, greitai ir pigiai suklysti. Kaip galima greičiau ir pigiau suklysti. Tai yra rimtas reikalas ir iš tiesų čia apie tai verta pagalvoti, pabandyti, bet svarbiausias dalykas yra darimas, toksai, veikimas, darimas. Žiūrėk, kaip pasikeitė tavo gyvenimas, kai atėjo investuotojai šitie? Pasikeitė kas nors ar ne? Čia buvo prieš pusę metų. Aš bijau, kad pasikeis. Ir mes ilgai dėrėjomės dėl to, kad nepraras savo nepriklausomybės kažkokios. Nes aš bijau, aš niekada nelabai turėjau kažkokio darbinės patirties ir bijau, kad gal mane demotyvuos ateimas kažkokios trečiosios šalies, nors jie turėjo akivaizdžias sinergijas ir akivaizdžią vertę know-how, nes know-how buvo turbūt ne kažkokia finansinė pusė, ne kažkas, o buvo vienintelis dalykas know-how, iš ko mes galėtume mokytis, nes mes tiesiog neturėjome iš ko mokytis ir aš pats neturėjau iš ko mokytis. Ir aš truputėlį bijojau, kad tai mane demotyvuos, bet jau dabar iš šiandieninės perspektyvos po pusės metų galiu pasakyti, kad tai buvo tikrai geras sprendimas. Jis nebuvo lengvas, tai buvo tikrai išėjimas ir man iš komforto zonos, kai tu priemi kažkokį partnerį, kuris sako tau, ką daryti, kai tu jo klausi. Ir tu turbūt suvoki, kad tu dažniau esi neteisus ir kad tas jų know-how yra kur kas stipresnis už tavo, bet iš vienos pusės tu supranti, kad yra puikiai proga mokytis, bet iš kitos pusės tas toks asmeninis... Žinai. Aš įsivaizduoju, kad tai būtų pakankamai sunku. Bet kaip tu su to tvarkaisi? Kaip tu... Aš žinau, kad tai vis mažesnė problema. Šiandien tu sakai, kad tai yra geras sprendimas, tai vis mažesnė problema. Ką tu darai, kad tai būtų vis mažesnė problema? Aš tave biškite pakaulelį, žinai, nes čia yra svarbus klausimas, čia yra tam tikrų apsisprendimų, vidinių sprendimų klausimas, ką aš turiu sugalvoti, kaip aš turiu mąstyti tam, kad man tai nebūtų problema. Turbūt pagalvoju, kokia galėjo būti alternatyva. Nes galėjo būti alternatyva, mes galėjom čia ramiai savo sėdėti Lietuvoje ir iš vis nieko. Galėjome iš vis pasilikti čia Lietuvoje tik tai ir nebūtų reikėję čia išsiplėsti per 10 šalių ir viskas būtų fine ir... Jeigu mes nebūtume prisėmę kažkokio investuotojo su didžiuliu know-how, kuris mums galėtų kažką duoti, būtume komfortiškai savo čia gyvenę savo komforto zonai ir viskas būtų fine ir niekas mums nieko nebūtų patarinėjęs ir aiškinęs. Bet arba mes norim save challenge'inti, mes norim augti greitai, mes norim kažką padaryti, žinai, ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad tai yra vienintelis kelias. Ir galbūt ne vienintelis, bet daug greitesnis, toks kaip shortcutas, žinai. Arba tu gali pats ten feilinti, arba yra kažkas, kuris jau sufeilinęs ir jau turi atsakymus. Tai. Bet tu taip kalbi, žinai, kad kaip tas žmogus, kuris yra pakankamai ramus, ta prasme, kad tu pasakai tokią vieną frazę, aš pats to sakai, pasako, ką daryti, kai paklausi. Nes labai daug investuotojų, jie sako, kaip daryti, kai neklausia. O tiesiog, kadangi aš investavau, kadangi tai yra mano pinigai, kadangi tai yra beveik mano biznis, nors mažesnė dalis, bet vis tiek. Ir aš tau dabar paaiškinsiu, ką reikia padaryti. Kaip tu sugebėjai užsitikrinti šitą nepriklausomybę vis tiek? Mes gal ir sutikom su tokiom sąlygom dirbti, kad mes tiesiog mūsų pats pradinis, mes nesidarėjom dėl kažkokių finansų, nesidarėjom dėl kitų dalykų, mes tiesiog norėjom
kad neprarast savo nepriklausomybės, savo sprendimų prieimimo laisvės ir taip toliau, tam, kad mes jaustumės komfortiški. Ir aš manau, bet koks investuotojas tai supranta, kad jeigu bus kažkokio per daug spaudimo dirbtinio ir taip toliau, turbūt nebus tokio din kažkokio sprendimo. Okay. Tai čia ir buvo esminis mūsų darybų pagrindas. Taip sakant, darybos yra įmanomos ir su stambiais ir dideliais ir tikrai įmanomos susitarti. Fainai, papasakok žmonėm, vat laikas mūsų ten mirksi, sako, kad baigėsi, bet vis dėlto papasakok žmonėm, kaip atrodo šiandien tai, kas kitiem atrodo kaip sėkmė. Kaip atrodo šiandien tavo sėkmė? Vat šitas biznis, vat šito biznio, pasigirbiškai, ką? Gali pasigirti, ne? Nu, okei, nežinau apie ką. Žinai, pasigirk, kaip jums šiandien sekasi? Kas yra tai, kas šiandien jums yra, ką jūs šiandien darot, ką jūs šiandien esate padarę ir ką jūs vadinate, kaip mums sekasi? Žinai, kaip šiandien sekasi? Kaip mums šiandien sekasi, tiesiog. Kaip sekasi jums šiandien? Kaip šiandien sekasi UAB Furniture One? Čia kažkaip pavadinta pas mane prieš taip, UAB Furniture One. Taip ir vadinasi, ne? Baldai vienas. Lietuvoje mes vadinamės baldai vienas ženklą. Okay. Jūs esate 10 šalių, taip? Taip. Toliau, kas dar? 200 žmonių beveik. 200 žmonių, nice. Kas dar? Koks skaičius man patinka, mes pristatinėjom baldus dabar nemokamai 750 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Tai mes kiekvieną dieną kažkur mes ten važinėjom ir taip toliau. 750 tūkstančių kvadratinių kilometrų. Jo, čia nemaža dalis Europos visai su savo ten busikais ir taip toliau. Ir man tas pakankamai faina dėl to, kad aš pats pirmus 2 metus vairavau busiką, žinai, ir pats vežiau baldus, tai man, žinai, tie mastai man asmeniškai daro įspūdį. Man nedaro įspūdžio apyvartos ar EBITDA ar kažkas tokio. Bet man patinka, ką mes darom. Grožis. Tos 10 šalių ar kažkas, jau mes truputėlį kaip ir jau toks praėjusias. Čia yra tiesiog EMAS nenukris mažiau 10, mes norim ir ten daug iki grįžti prie 20 galbūt. Bet, pavyzdžiui, man patinka, kad mes atėjome į kokią Rumuniją ir ten dabar vežiojam ten po Transilvaniją baldus ir taip toliau. Žinai, nu, aš to gyvenu, žinai. Man tas yra sėkmė, sėkmė yra man turbūt galėjimas eksperimentuoti, galėjimas feilinti. Mums turbūt dėl to reikia ebidos ar kažko tokio, kad mes galėtume toliau, žinai, save challenge'inti ir iš to mokintis. Taip, okei. Man tas sėkmė. Jėga, gerai. Gali pasakyti, išduot paslaptį, kas su jumis bus po 3 metų? Ta, kurią gali išduot, jeigu gali. Bet jeigu sakai negaliu, tai negaliu, viskas irgi priimtina. Neigiamas sakymas irgi atsakymas, viskas tinka. Kaip tu įsivaizduoji po 3 metų visą tai atrodys? Kas šiandien yra tavo verslas? Aš nemėgstu nustatinėti kažkokių ilgesnių laikotarpių negu turbūt kokie metai 2, nes aš bijau, kad besikeičios technologijos ir dar kažkas gali būti tai truputėlį beprasmiška kažką planuoti. Outdated tam tikrą prasme. Bet aš žinau, ką mes darysim tikrai, kad mes patys nebūsim updated ir jeigu atsiras kažkas naujo, kažkokia technologija, kad už 3 metų mes turėsim tiek pat drive'o ir turėsim taip pat neatsiliksim nuo visų trendų, kaip mes tengiamės daryti dabar. Tai čia toks yra mūsų planas. Man tinka tavo planas. Ačiū tau labai. Pijus Makarevičius, Baldai 1 LT, Furniture One EU, Berry irgi turi dabar nusipirkoti iš SBA brandą. Ta prasme, aš tai jūsų vietoj pasiekčiau šitą vaikiną, realiai. Ta prasme, tik tai fiziškai nelyskite jo. Ačiū tau labai, Pijau. Ačiū Jums uždėmesį, ačiū už tai, kad būnate su mumis. Čia buvo Boso valanda, man vardas Saulius Jovaišas ir ieškokite mūsų Delfi archyvuose, Facebook'o grupėje Boso valanda, LinkedIn'o grupėje yra Boso valanda, yra iTunes'uose yra mūsų podcastas, yra dabar jau Spotify'u, kaip minėjau, podcastas. Tai yra resursas. Visą tai, ką mes čia veikiam, ką mes čia darom, tai yra jūsų resursas. Panaudoti jį tame, ką jūs darote, arba tame, ką jūs ketinate daryti. Ir šiandien tokia pasakoja Pijus, aš manau, kad gali būti labai geras resursas tiem, kurie esate arba verslo kūrimo procese ir galvojate apie tai, kaip padaryti taip, kad neatsiliktum, arba tie, kurie šiandien sėdite ir galvojat, kad aš taip pavaryčiau. Tai tavasai, čia labai geras pavyzdys, tiesiog imkite ir pavarykit. Easy. Ačiū visiems, iki.